Po raudonąja uždanga – sovietų iliuzijos ir realybė. Neramiame antrojo pasaulinio karo priešaušryje viena figūra smarkiai išsiskyrė pasaulinėje arenoje. Jie dirigavo įvykiams iš Sovietų sąjungos širdies. Josifas Stalinas, prieštaringų įvaizdžių ir audringos politikos žmogus, vadovavo SSRS gilių permainų ir represijų laikotarpiu. Čia susipažinsime su jo valdymo subtilybėmis, nušviečiant paradoksalią sovietų kontrolės prigimtį, žadėtų laisvių iliuziją ir niūrią realybę, kuri dažnai slypėjo už Kremliaus sienų. Prieš antrajam pasauliniam karui metant šešėlį ant Europos, Sovietų sąjunga, geležinių Josifo Stalino gniaužtų valdoma, buvo įsivėlusi į savo vidaus audras. Ta epocha žymėjo ambicingi pramonės projektai, žiaurūs valymai, plataus masto visuomenės kontrolė ir visur esantis asmenybės kultas. Keliaudami per šią epochą atskleisime įvairius Stalino valdymo sluoksnius ir toli siekiančius padarinius paprastiems žmonėms bei pačiai SSRS struktūrai. Stalino įsigalėjimas – valdžia, politika ir privilegijos Sovietų sąjungoje. Po audringo Rusijos pilietinio karo bolševikai tapo vieninteliais didžiulės tautos valdovais ir iš esmės pertvarkė šalies socialinę ir politinę struktūrą. Vadovaudamasi Lenino įvesto demokratinio centralizmo principu, bolševikų partija įpareigojo savo žemesnio rango narius absoliučiai paklusti aukštesniems valdžios sluoksniams. Šis principas pasitarnavo ne tik kaip valdymo modelis, bet ir kaip priemonė centralizuoti valdžią, taip sukuriant autokratinės sistemos pagrindą. Siekdami suteikti savo valdymui teisėtumo aurą, bolševikai sukūrė rinkimų sistemą, pagal kurią piliečiai galėjo rinkti savo atstovus į sovietus. Tačiau šį dalyvavimo vaizdinę fasadą temdė ribotos galimybės rinktis. Stalino totalitarizmo laikais piliečiai galėjo tik patvirtinti partijos kandidatų sąrašą, todėl tikroji demokratinė praktika buvo nustumta į šalį. Po pilietinio karo sovietų valdžios vairą pirmiausia kontroliavo Vladimiras Iljyčius Leninas ir jo revoliucijos profesionalų branduolys. Tačiau po Lenino mirties politinis kraštovaizdis smarkiai pasikeitė. Josifas Stalinas 1922 metais pradėjęs eiti komunistų partijos generalinio sekretoriaus pareigas, ėmėsi gudrios apgaulės ir intrigų taktikos, kad pašalintų politinius varžovus. Iki 1927 metų jis įsitvirtino kaip neginčiamas Sovietų socialistinių respublikų sąjungos diktatorius. Vystantis Stalino režimai gimė nauja privilegijuota valdančioji klasė – nomenklatūra. Ši elitinė grupė, suformuota iš nepajudinamai lojalios bolševikų biurokratijos gretų, sudarė maždaug nuo 1 iki 1,5% Sovietų sąjungos gyventojų, įskaitant jų šeimas. Stalinui prižiūrint, nomenklatūra buvo išrinktieji. Jų prabangus gyvenimo būdas ryškiai kontrastavo su niūria realybė, su kuria susidūrė dauguma. Nors jie gyveno prabangiuose namuose, atostogavo vilose, naudojosi išskirtinėmis gydymo įstaigomis ir valstybės finansuojama prabanga, dauguma Sovietų sąjungos piliečių kovojo su dideliu skurdu ir daugybė nepriteklių. Stalino Sovietų sąjungoje svarbiausia buvo lojalumas generaliniam sekretoriui. Šis kriterijus buvo labai svarbus siekiant karjeros komunistų partijoje. Stalinas, turėdamas galę skirti partijos narius į įvairias pareigas, užtikrino sistemą, kurioje už ištikimybę buvo atlyginama, o už nesutikimą baudžiama. Šioje aplinkoje nomenklatūra sustiprino savo valdžią, tačiau tai kainavo milžinišką kainą. Jų privilegijos ir padėtis buvo išlaikytos milijonų paprastų sovietinių piliečių aukomis, darbu ir sunkumais. Apibendrinant galima teigti, kad Stalino atėjimas į valdžią reiškė esminę politinę ir socialinę Sovietų sąjungos transformaciją. Jo autokratinis valdymo modelis kartu su nomenklatūros sukūrimu ir privilegijavimu išryškino atskirtį tarp ypatingos prabangos ir visuotinio skurdo, atskleidžiančio sudėtingus valdžios, privilegijų ir politikos sluoksnius SSRS. Industrializacija prieškario Sovietų sąjungoje. 20-ojo amžiaus 3 ir 4 dešimtmetyje vadovaujant Stalinui, Sovietų sąjungoje vyko drastiškos permainos. Siekta iš agrarinės ekonomikos tapti pramonės galybę. Stalino SSRS vizija buvo aiški
Jis siekė iš atsilikusios žemės ūkio šalies paversti ją pirmaujančią pramonės milžinę, turinčią didžiausią pasaulyje moderniai ginkluotą kariuomenę. Šia kryptimi buvo siekiama ne tik dominuoti šalies viduje, bet ir giliai įsišaknijusių agresyvių užsienio politikos tikslų. Stalinas manė, kad Sovietų sąjungos įtaką visame pasaulyje pavyks sustiprinti tik kruopščiai suplanuotomis politinėmis ir karinėmis priemonėmis. 1929 metais, kai centralizuota planinės ekonomikos sistema pakeitė naująją ekonominę politiką, SSRS ekonomikoje įvyko seisminis pokytis. Šios sparčios industrializacijos pagrindas buvo didelis dėmesys sunkiajai pramoniai. Šiais permainų metais SSRS priminė didžiulę statybų aikštelę, kurioje šurmuliavo veikla nukreipta į didžiųjų penkmečio planų siekių įgyvendinimą. Dirbo įvairūs darbuotojai, nuo paprastų darbininkų, atsivežtų užsienio ekspertų iki koncentracijos stovyklų kalinių. Jie visi stengiasi pasiekti dažnai nerealius užbrėžtus tikslus. Tačiau pirmojo penkmečio plano vykdymą lydėjusi aistra ir propaganda slėpė kitokią tikrovę. Nepaisant milžiniškų pastangų, pirmojo plano tikslai dėl savo ambicingumo liko neįgyvendinti. Vis dėlto valstybės aparatas savo piliečiams kūrė visiškos sėkmės įvaizdį, taip iškreipdamas tiesą. Tokiai dideliai darbo jėgai valdyti reikėjo geležinės drausmės. Stalino administracija šiems darbininkams taikė griežtą karinę discipliną. Už vėlavimą, pravaikštas ar net nedidelius nusižengimus grėsė griežtos bausmės, įskaitant įkalinimą. Vis dėlto spartus industrializacijos tempas nereiškia geresnio vidutinio sovietų piliečių gyvenimo. Nesiliaujantis dėmesys sunkiai pramoniai reiškia, kad kasdienio vartojimo prekių gamyba beveik nesikeitė. Šis trūkumas dažnai privesdavo prie desperatiškų priemonių. Trūkstant būtiniausių daiktų, tokių kaip varžtai, statybinės medžiagos ir įrankiai, daugelis griebdavosi jų grobstymų iš darbo vietų. Tačiau vienas sektorius, kuriame buvo pastebimas neregėtas augimas, buvo karinė pramonė. Vos per dešimtmetį karinė gamyba išaugo net 12-18 kartų. Tačiau sovietų propagandos mašina išoriniam pasauliui piešė gana palankų vaizdą. Ji vaizdavo SSRS kaip valstybę, kuri tik ruošėsi savigynai nuo potencialių agresorių. Stalino pramoninė vizija buvo aiški – sukurti dominuojančią valstybę, pakankamai galingą, kad galėtų sovietizuoti Europą ir primesti žemynui savo valdymo būdą. Šiai misijai reikėjo ne tik didelio karinio aparato, bet ir ekonominio pagrindo, galinčio palaikyti tokius užmojus. Nepaisant sunkumų, su kuriais susidūrė piliečiai, Stalino industrializacijos kampanija iš esmės pakeitė Sovietų sąjungą ir sudarė sąlygas jos vaidmeniui pasauliniuose reikaluose ateinančiais dešimtmečiais. Kolektyvizacija ir jos padariniai Stalino Rusijoje. 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pabaigoje, vadovaujant Josifui Stalinui, Sovietų sąjunga pradėjo agresyvią industrializacijos kampaniją, siekdama iškelti SSRS į pasaulinį lygį. Šiam milžiniškam uždaviniui įgyvendinti reikėjo finansinių išteklių. Kad gautų reikalingo kapitalo, Stalinas pirmiausia padidino žemės ūkio produktų eksportą. Ironiška, bet tai vyko tuo metu, kai šalyje labai trūko būtiniausių maisto produktų, o tai rodė didelį vidaus poreikių ir tarptautinių ambicijų neatitikimą. Šis žemės ūkio produkcijos nukreipimas į užsienį turėjo rimtų pasekmių šalies gyventojams. Šio sukrėtimo ištakos prasidėjo 1929 metais, kai buvo pradėta priverstinė žemės ūkio kolektyvizacija. Valstybė, siekdama kontroliuoti visą žemės ūkio produkciją ir pajamas, sistemingai naikino privačią nuosavybę. Žemės, gyvuliai, įrankiai, visi asmeninės nuosavybės požymiai buvo perkelti į kolektyvinius ūkius, vadinamus kolchozais. Kolektyvizacijos sūkurys ne visus paveikė vienodai. Turtingesni valstiečiai arba kulakai, kaip jie buvo vadinami, patyrė didžiausią sovietų puolimo smūgį. Per kampaniją, kurioje netrūko represijų, šie kulakai buvo represuojami, tremiami į tokias vietovės, pavyzdžiui Sibirą, ir iš jų buvo atimami ištekliai. Valstybiniam aparatui smarkiai spaudžiant kaimo gyventojus, specializuoti maisto konfiskavimo padaliniai siaubė kaimus. Jų užduotis buvo aiški
konfiskuoti visus grūdus, net jei tai reikštų, kad valstiečiai atsidurs ant bado ribos. Buvo manoma, kad desperatiškai badaujančius gyventojus lengviau valdyti. Tokia agresyvi politika virto žmogaus sukelta katastrofa, dabar žinoma kaip holodomoras. Tai didžiulis badas, apėmęs ypač Ukrainą ir nusinešęs beveik 6 milijonus gyvybių. Sovietų atsakas buvo šaltas. Bado apimti kaimai buvo apsupti ginkluotais čekistų būriais, neleidžiančiais iš šių badaujančių anklavų pabėgti. Vien už tai, kad valstietis surinko nukritusias grūdų varpas, galėjo būti nuteistas mirties bausme arba įkalintas 10 metų. Holodomoro mastą neįmanoma pervertinti. Nepaisant to, kad SSRS buvo apimta šio didžiulio bado, ji paradoksaliai tęsė grūdų eksportą. Po daugelio metų, pripažinęs šios katastrofos rimtumą, Ukrainos parlamentas paskelbė holodomorą sąmoningų Ukrainos gyventojų genocidu. Bendras kolektyvizacijos poveikis buvo katastrofiškas. Žemės ūkio našumas smarkiai sumažėjo, nes kolektyvizacija iš esmės panaikino valstiečių motyvaciją dirbti, atėmė iš jų nuosavybę ir savarankiškumą. Ryškus šios nevilties atspindys buvo masinis beveik pusės šalies gyvulių išskardimas, kurį įvykdė patys valstiečiai, taip tyliai protestuodami prieš destruktyvią valstybės vidaus politiką. Siekiant dar labiau pririšti kaimo gyventojus prie savo žemių, SSRS įvedus pasus, valstiečiai buvo išbraukti iš sąrašo. Šie pasai, būtini judėjimai, buvo privilegija suteikiama valdžios institucijų atrinktiems asmenims. Kadangi augančiai pramoniai reikėjo darbo jėgos, milijonai žmonių buvo selektyviai perkeliami į kitas vietovės, o tai dar labiau suskaldė agrarinę visuomenę. Stalino kolektyvizacija, nors ir buvo sumanyta kaip mechanizmas, turėjęs išstumti Sovietų sąjungą į pasaulinę areną, galiausiai pasėjo nesantaikos, niokojimų ir didžiulių žmonių kančių sėklą. Industrinė vizija, primesta agrariniai visuomeniai be empatijos ir įžvalgumo, lėmė vieną tamsiausių skyrių Sovietų sąjungos istorijos metraščiuose. Geležiniai teroro gniaužtai, represijos Stalino Rusijoje. Vadovaujant Josifui Stalinui, Sovietų sąjungoje sustiprėjo valstybės sankcionuotas smurtas ir teroras, kuris skyrėsi nuo Lenino laikais vykdyto pavienio raudonojo teroro žiaurumo. Stalino represijos buvo metodiškos ir apskaičiuotos, jomis siekta numalšinti ir sunaikinti net menkiausius nesutikimo ar iššūkio jo valdžiai požymius. Svarbiausias Stalino represijų mechanizmo elementas buvo liūdnai pagarsėję valymai, kuriais buvo siekiama išnaikinti bet kokį subjektą, išdrįsusį priešintis ar nepaklusti jo nurodymams. Valymai neapsiribojo tik žinomais priešais ar politiniais oponentais. Į jų tinklą pateko daugybė paprastų piliečių, asmenų, kurie dažnai buvo nekalti dėl tikrų ar tariamų nusižengimų. Šį besaikį persekiojimą dar labiau sustiprino periodiškai valdžios institucijų siunčiami įsakymai, kuriuose buvo nurodomos kvotos gyventojų, kurios reikėjo suimti ir sušaudyti įvairiuose regionuose. Parodomieji teismai tapo Stalino tironiško valdymo simboliu. Jie buvo daugiau teatras nei teisingumas, o aukos, kaltinamos absurdiškais kaltinimais, buvo demonstratyviai teisiamos teismuose. Prisipažinimai, kurie buvo šių procesų kertinis akmuo, buvo išgaunami iš kaltinamųjų per neapsakomus kankinimus, kurios taikė sovietų slaptoji policija ČK. Šis žiaurumas turėjo tokį gilų psichologinį poveikį, kad daugelis ne tik melagingai apšmeižė save, bet ir apkaltino nekaltus kitus. Po tokių prisipažinimų daugeliui aukų buvo skubiai įvykdyta mirties bausmė, užtikrinant, kad jos niekada negalės atšaukti savo parodymų. Vienas iš gąsdinančių Stalino režimo bruožų buvo gebėjimas indoktrinuoti jaunimą. Vaikai, kurie valstybės aparatui išduodavo savo tėvus ar giminaičius, buvo šlovinami kaip didvyriai, taip dar labiau gilinant baimės ir nepasitikėjimo atmosferą bendruomenėse. Reikšmingas Stalino valdymo bruožas buvo sparti ir plati sovietinių koncentracijos stovyklų, liaudiškai vadinamų gulagų, sistemos plėtra. Tai buvo ne tik bausmių ar represijų įrankis, bet ir tapo neatsiejamo SSRS ekonomikos varikliu. Kaliniai, dažnai patekę į gulagą dėl nereikšmingų ar išgalvotų priežasčių, buvo verčiami dirbti alinantį darbą, skatinantį pagrindinius sovietų ekonomikos sektorius.
Tačiau nepaisant jų neįkainojamo indėlio, jiems buvo sudarytos siaubingos sąlygos. Skurdas drabužiai, menkas maistas ir elementari pastogė. Dėl atšiaurių gulago sąlygų daugelis kalinių dažnai išgyveno tik nuo 1 iki 2 metų. Tragiška gulago sistemos ironija, kai kurių jos projektų beprasmiškumas. Daugybės kalinių, pavyzdžiui, kasusių Belamojo kanalą, triūsas baigdavosi statiniais, kurie dažnai buvo netinkami naudoti, todėl jų kančios buvo visiškai beprasmės. Išsiplėtusiame gulago tinkle tam tikros stovyklos buvo skirtos konkretiems kaliniams, pavyzdžiui, mokslininkams, konstruktoriams ir inžinieriams. Ir tai atspindėjo painų Stalino požiūrį į intelektinio kapitalo panaudojimą ir kartu baudimą. Nebuvo pasigailėta ir pačių Stalino valymų vykdytojų, tų, kurie buvo jo represijų įrankiai. Ironiška, kad daugelis jų patys buvo išvalyti, tapdami tos pačios sistemos, kurią palaikė aukomis. Stalinui valdant patirtos represijos ir jų mastas pateko į literatūros metraštį. Rusų rašytojas Aleksandras Solženicinas įamžino šį laikotarpį pavadindamas Stalino laikų Sovietų sąjungą Gulago archipelagu. Jis taikliai apibūdino didžiulį tarpusavyje susijusių lagerių, kalėjimų ir represijų tinklą, nusidriekusį per plačią Sovietų sąjungos teritoriją. Josifo Stalino valdymo laikotarpis simbolizuoja vieną tamsiausių ir represyviausių Sovietų sąjungos istorijos laikotarpių. Platus lagerių tinklas, organizuoti parodomieji teismai ir negailestingi valymai tebėra niūrus liudijimas apie žmogaus žiaurumo mastą ir tai, kiek vienas žmogus padarė, kad išlaikytų savo valdžią. Sovietų paradoksas – totalitarinė kontrolė ir iliuzinė laisvė prieš Antrąjį pasaulinį karą. 1936 metais Sovietų sąjungos konstitucijoje įtvirtinto SSRS valdymo pagrindas buvo aukščiausioji taryba, tariamai valstybės valdžios svarbiausia institucija. Tačiau tai buvo miražas. Tikrieji marionečių šeimininkai buvo komunistų partijos centrinis komitetas su tvirtai prie jo vairo stovinčiu Stalinu. Šis demokratijos fasadas atspindėjo Stalino valdymo etosą. Ryški praraja tarp deklaruojamų ir praktikuojamų uždavinių. Nors 1936 metų konstitucijoje buvo giriama piliečių lygybė, joje buvo numatytos išimtys, o valstiečiai buvo akivaizdžiai nustumti į šalį, kad negalėtų turėti pasų. Šis dokumentas, kuriame buvo akcentuojama asmens neliečiamybė ir žodžio bei spaudos laisvės, iš tiesų tai buvo popierinė uždanga. Visuomenė visur buvo stebima, o kalėjimai ir egzekucijų kameros niekada nebuvo per toli. Taigi, jos skelbtos didžiosios demokratinės teisės ir laisvės taip ir liko tik žodžiais, kurie niekada nebuvo įgyvendinti. Totalitarinis Stalino valdymas nebuvo atsitiktinis. Jis kruopščiai centralizavo kontrolę, užtikrindamas, kad komunistų partija, administracinis elitas, nomenklatūra, kariuomenė, liūdnai pagarsėjusi NKVD ir teismai dainuotų tik pagal jo dūdelę. Visuomenėje buvo sukurtas asmenybės kultas, įtvirtintas menu ir paminklais. Šios epochos meno kūriniai buvo pritaikyti pagal Stalino paletę, pasižymėjo socialistiniu realizmu, šlovinusiu jo viziją ir pramonės pasiekimus. Stalino atvaizdas puikavosi ant paminklų beveik visuose miestuose, tyliai versdamas jį gerbti. Tačiau Stalino meistriškumas nesibaigė vien valdymu. Jis įsiskverbė į patį istorijos audinį. Tai liudija 1938 metais išleistas trumpas kursas apie visą sąjunginę komunistų partiją, sustiprinęs jo autoritetą ir nustelbęs tikruosius 1917 metų spalio revoliucijos architektus. Stalino režimas buvo paradoksalus. Nors jo valdymą lydėjo badas, skurdas ir masinės žudynės, jis buvo aukštinamas kaip tautų tėvas ir žmonijos genijus. Tokios sėkmės sulaukė jo propagandos mašina, kuri nenuilstamai diegė išskirtinę ideologiją ir puoselėjo jo mitą. Tačiau po paviršiumi žmonės nešiojo Stalino valdymo randus. Jie tapo susiskaldžiusiamis buvusios savasties liekanomis. Mąstė vienaip, elgėsi kitaip, o apgaulė buvo įsišaknijęs išgyvenimo bruožas. Tokio dvilypumo sąlygomis visuomenės smalsiai džiaugiasi vadinamuoju Stalino socializmo vizijos triumfu,
nors patyrė neregėtų sunkumų. Nesutarimų slopinimas tapo skiriamuoju Stalino valdymo bruožu. Sovietų mechanizmas, sumaniai slopinęs nepasitenkinimą, užtikrino, kad valstybės naratyvas liktų nepaneigtas. Šis krauju ir šešėliais persmelktas laikmetis yra vienas tamsiausių SSRS skyrių. Vis dėlto, iš šio periodo Sovietų sąjunga išaugo kaip pramonės milžinas, nors tai ir pareikalavo neįsivaizduojamų žmonių aukų. Stalino užmojai neapsiribojo vien Sovietų sąjungos sienomis. Raudonoji imperija siekė plėstis, net ant Stalino valdymo šešėlį toli ir plačiai. Taigi, prieš antrąjį pasaulinį karą Stalino Sovietų sąjunga buvo tikra kontrastų studija. Konstitucija, žadanti demokratiją, bet nepakartojamų represijų fone. Lyderis, vadinamas gelbėtoju, bet organizuojantis didžiulius valymus ir trėmimus. Baimė sukaustyta visuomenė, kuri paradoksaliai liaupsino savo engėjo viziją. Stalino valdoma SSRS buvo ne tik valstybė, bet ir šiurpą keliantis įrodymas, kaip totalitariniai režimai gali manipuliuoti, kontroliuoti ir dominuoti visose žmogaus egzistencijos srityse. Pradėjus kauptis artėjančio antrojo pasaulinio karo šešėliams, Stalino SSRS tapo paminklu tiek žmogiškai ištvermiai, tiek pražūtingam nekontroliuojamos galios potencialai. Stalino valdymo laikotarpis išlieka aštrių pavyzdžių, kai didingi pasakojimai apie pažangą realybėje remiasi asmeninėmis tragedijomis, visuomenės kontrolė ir nepaliaujamų idealo siekiu, nepaisant žmogiškųjų aukų. Josifo Stalino valdymas Sovietų sąjungoje buvo kontrasto epocha, kurioje socialistinės utopijos pažadai susidūrė su žiauria totalitarinio valdymo realybė. Jo politikos, sprendimų ir valymų atgarsiai vis dar juntami pasaulio istorijoje. Suprasdami šį lemtingą SSRS laikotarpį, prisimename nekontroliuojamos valdžios keliamus pavojus ir seną posakį, kad nesuprasta istorija rizikuoja pasikartoti.